Visi krepšinio sirgaliai jau žino, kad Prienų Rūdupio krepšininkai LKL čempionato bronzos medalių laimėtojai. Džiugu, kad nedidelio miestelio vardas aidėjo visoje Lietuvoje. Gegužės 20 dieną sportininkai buvo pagerbti Prienų rajono savivaldybėje. Meras Juozas Krikštolaitis dovanojo Aušros Deltuvienės kurtus meninius prizus, o Prienų seniūnas Algimantas Matulevičius komandai įteikė padėką už miestų garsinimą ir gražų žaidimą. Pasidomėjome kito sezono komandų sudėtimi, bet dar neaišku, ar pavyks išsaugoti dabartinę komandą. O sekmadienį, gegužės 22 dieną, Rūdupio ekipai Kaune įteikti LKL čempionato bronzos medaliai. Dabar pasižiūrėkite, kaip krepšininkai buvo pagerbti Prienuose. Iš tikrųjų malonu jūs čia matyti todėl, kad Prienai tapo ne tik Lietuvos centru, bet tapo ir išgarsėjo Lietuvos antrąją religiją, kada jie pastatė, galima pasakyti, didelę bažnyčią, nes tai, ką jūs padarėte, išgarsinot Prienus ne tik čia, bet ir visoje Lietuvoje. Ir džiugu tai pažymėti, kad jūs mažomis jėgomis padarėte didelius darbus. Leiskit jūs savivaldybės, tarybos narių vardu, savivaldybės darbuotojų vardu, visų prieniečių vardu nuoširdžiai pasveikinti už pasiektus laimėjimus, už Prienų rajono garsinimą. Ir šis susitikimas neatsitiktinai, mes specialiai kvietėm tarybos narius, kad svarstant sekančių metų biudžetą, tarybos nariai žinotų, kur reikia padėti dalį savivaldybės lėšų ir kad jūs paremtų daug stipriau, daug drūčiau. Kokia jūsų visų savijauta praėjus jau šiek tiek laiko po tokios didžios pergalės Prienams? Savijauta dar turbūt neišbrėstanti, dar aišku, visi laukiam to momento, kada įteiks medalius. Jau dabar paaiškėjo vakar po Žalgirio pergalės, kad tai įvyks sekmadienį 18 val. Kaune, viešbutyje Parking. Ir visi laukiam tos akimirkos, kada pasidabinsim medaliais. Ar tikėjotės tokių pasiekimų ir ar buvo sunku nueiti tokį kelią? Nelengva eiti kelią, 18 metų klubo istorijoje ir pergalių būta visą laiką, bet aš kiek esu komandos vadovas ir klubo vadovas, tai visą laiką mes su prezidentu ir anksčiau valdybą keldavom visą laiką tikslus maksimalius, kad laimėti medalį, žaisti ketvirtį finaliniam. Ir pernai mes norėjom laimėti, bet nepavyko, pridrūko 2 taškų, Utenoje, teko būti 7, o šiemet pavyko. Išduokit dabar, kokie artimiausi jūsų ketinimai, galbūt žadate kitais metais eiti dar toliau, galbūt sieksite sidabro? Ketinimai visą laiką yra, aišku, Lietuvoje siekti sidabro ir aukso sunku, kada yra 2 grantai, didžiuliai superklubai milijonieriai, bet mes norim žaisti Europos taurėje, kadangi sudegė teisę, dabar 3 vieta Lietuvos krepšinio, iškovojom tą teisę ir Prienuose atvers naują areną, kas labai mus džiugina ir mes dėl to irgi labai buvo paspirtis didelį ir ten žaisim ir Baltijos elitinį divizioną. Prienuose atvažiuos tokios komandos kaip Vefas, Kalevas, Ventspilis, Tartu Rock ir visos kitos, tai čia irgi dar paspirtis ir aišku, jeigu tiek žaisti Europos taurė, tai mes sulauksim klubų iš visos Europos. Pakomentuokite šiek tiek komandos sudėti kitais metais, galbūt kažkaip keisis komanda. Aišku, mes labai norim saugoti komandą ir tai yra lietuviška komanda ir aišku, tai padaryti bus sunku ir mes su prezidentu visi aptarinėjom, galvojam, sukam, darom žygius, bet tai yra sudėtinga padaryti, kadangi mes vis tiek esam maža komanda, bet viltis, kad žaisim Europos taurę ir dalyvausim ir Baltijos elitiniam divizione, tai dar krepšininkus, kai kuriuos tikrai turi palaikyti. Ir jie tikriausiai nori, svarbiausia, visi krepšininkai nori likti Prienuose, yra noras. Tai čia yra dar vienas didelis pliusas. O kad įsaugo tokią komandą, tai aš įsivaizduoju, dar pasistiprinus kokiu centru puolėjų, mes turėtum labai gerą klubą ir Europoje kažką turėtum nuveikti. Ir paskutinis klausimas, ar nemanote, kad reikėtų šiek tiek padėkoti Prienų Rūdupio fanams, kad jie visą laiką taip audringai palaikė komandą, galbūt ir jie prisidėjo prie pergalės? Visi prisidėjo, aš dar kartą pasikartosiu, ką pirmai sakiau, kalbėdamas čia oficialiai, kad tai yra visų Prienų pergalė ir tai yra
kokie Kruopelytė, kaip sakau, statėme ir pagaliau pastatėme, visų bendras produktas, kiekvieno žmogaus, kuris yra prienietis, kuris domisi pro Kruopelytę per tos 18 metų šiemet dadėjau. O fanai yra visur fanai, jie nepakartojami ir jie mus lydėjo visas kelionės, važiavo jaunimas, ypač tie berniukai 10-12 metų, tai jie yra fantastiški. Jie ten skanduotės ir galvoja visą kitą. Aš jiem esu labai dėkingas taip pat, kurie patys ištikimiausi. Ar sunku buvo nueiti tokį kelią? Ne, su gera komanda ir su geru treneriu nieko nėra sunkaus. Kokia atmosfera jūsų komandoje? Kaip jums pasisekė pasiekti tokių aukštumų? Atmosfera, tai sakyčiau, kiek 10 metų žodžiu šito komandų, tai pati geriausia. Visi draugiški, visur kartu važiuojam, viską darom kartu visi. Ar nepasitaiko jokių nesklandumų komandoje, galbūt pykčių kažkokių konkurencijų? Ne, tai čia kaip ir kiekvienoje komandoje visko būna, bet viskas susiaiškina ir baigėsi salėje, už ribų nieko, viskas tvarkoja. Išduok, ar tikėjusi tokių pasiekimų šiais metais? Taip tikėjusi. Ar išliks tokia pati komanda ir kitais metais? Kaip esate nusiteikę kitam sezonui? Nuo Prienų visos savivaldybės, rėmėjų, kiek suras pinigų ir manau, daugumą žaidėjų norėtų likti šitoj komandai. Bet viskas atsirems vėl į pinigus ir kompletaciją. Nuspręs valdžia viską.